Sport in. Prieš Kroatiją, ką akcentuojat? Galvojom, kad turim pergalingą planą. Na, pasakysiu, kad šiandieną ryte jau turėjom ir video peržiūrą, ir treniruotę, kurios metu panagrinėjom pagrindinius priešininkų derinius. Ir turiu pasakyti, kad tai visiškai kitokio stiliaus komanda negu italų, kurie labiau savo žaidimą grindžia, sakykime, kartais rizikingais tritaškiais metimais, daug vienas ant pieno žaidimo, greitų tempų. Tai kroatai labiau tokia, sakykime, klasikinė komanda, kuri turi ir labai stiprų vidurio puolėją Antes Tomičiaus asmenyje ir krašto puolėjai Bogdanovičius, Simonas, Roko Leniukičius į žaidėjo poziciją, kurį labai sėkmingai keičia visai kitokio stiliaus žaidėjas Dreperis, kuris įneša ir energijos, ir metimų iš toli. Taip kad tikrai laukia sunkus uždavinys. Komanda, kuri pralaimėjo tik vieną kartą čempionate, pačias pirmas pogrupių rungtynės ispanams, o paskui iš eilės 8 rungtynės, kalba už save, kad mūsų pusfinalį laukia tikrai labai rimtas priešininkas, kuriam aš galvoju, mes tikrai gerai pasiruošėm ir einam su normalia nuotaika. Kada vakar žaidėjai nuėjo miegoti ir treneriai kada nuėjo? Na, čia mums svarbu, kad per tą laiką mūsų medicinos personalui, kurie tikrai dirba fantastiškai ir negaili savo laiko visai. Aš galvoju, kad anksčiau kaip 2-3 valandą jie savo darbo nebaigė. Mūsų skautas, galvoju, kad jau ir buvo ryškiai šviesu. Na ir mums patiems reikėjo pažiūrėti, nes su kroatais nežaidėm nei pasiruošimo laikotarpį ir buvo kitam pograpį, taip kad tik tai buvom prabėgom matę jų rungtynės. Taip kad atrodo, užteko vis tik tai laiko tam pasiruošti. Svarbiausia, kad būtų gera nuotaika, būtų dar energijos, kad vyrai ją sukauptų ir suprastų, kad aš galvoju, psichologiškai sunkiausias momentas jau praėjo, kai buvo ketvirtfinalis, kad vis tik norisi jau užsitikrinti vietą pasaulio pirmenybėse, o dabar yra dėl ko 2 mėnesius jie sunkiai dirbo, kad jausti malonumą. Tuo labiau, kad galvoju, kad turim potencialo, nes ne visi mūsų sąlyginai lyderiai sužaidė geras rungtynes ir galvoju, kad šiandieną bus galimybė jiems tai parodyti, kad tai buvo nelabai sėkmingos rungtynės ir jie gali žymiai daugiau. Treneri, gal galite atskleisti, ką vakar prieš rungtynes žiūrėjote tą dieną, kažkokį filmą? Ne. Aš galvoju, kad čia ir treneris Kazlauskas surado teisingų žodžių prieš ketvirtfinalį, kad nedemonstruojam gero žaidimo, bet vis tik dėl to vyrai dirbom ir dabar reikia nedirbti, o džiaugtis tą situaciją, į kurią atsidūrėm. Turim stiprų palaikymą ir iš federacijos pusės ir tikrai žinom, kad iš Lietuvos sirgalių turim stiprų palaikymą ir reikia paprasčiausiai atiduoti tas jėgas, kurių, kaip matom, dar yra ir tiesiog mėgautis žaidimu, nežiūrinti tai, kad kartais kažkas nepavyksta, bet palaikydami vienas kitą galim daug pasiekti, ką vakar ir parodėm. O jūsų nuomonė yra neišnaudotų rezervų, pavyzdžiui, Kšištofas Lavrinovičius, nežinau. Na, tai ne tik Kšištofas, nežinom, ar jis išnaudotas ar ne, nes jis vakar nežaidė. Bet iš tų, ką žaidė vakar, turbūt, visi matėm, kad tiek Linui Kleizai, tiek Jonui Valančiūnui nebuvo pačios geriausios ar sėkmingiausios rungtynės, sakykim taip. Nežiūrinti tai vis tik žengėm į pusfinalį, tai rodo, kad yra tikrai gera komandinė dvasia, kad kažkam tai nevykstant kiti žaidėjai iššoka į tą vietą ir motyvuotai užpildo ją, kaip gale rungtynių Donatas Motiejūnas. Labai svarbius taškus tiek puolime pelnė, tiek gynyboje apsigynė. Ir nekalbant apie tai, kad Dariušo Lavrinovičiaus turbūt vienas geriausių rungtynių čempionate. Taip, kad yra potencialų, kuris dar nėra išnaudotas ir labai galvojam, kad liko dar tų rungtynių, kurie galės tą parodyti ir mums pagelbėti, jeigu kam nors kitam nesiseks. Šiaip ir trenerio sveikata jis įsirguliuoja, ne? Na, dabar aš galvoju, kad tai yra svarbu, bet ne tiek svarbu, kaip sveiki mūsų žaidėjai, nes treneris ant priešoninės linijos vis tik tai kaip nors gali dar ir sirguliuodamas išnešti. Svarbu, kad žaidėjai šiuo atveju būtų sveiki. Žaidėjai jau pasveikę? Na, galvoju, kad jeigu yra
situacija, kada sirgti, tai mūsų žaidėjai prasirgo truputį anksčiau arba pranešiojo tą kosulį ir virusą, o dabar ant pačių pagrindinių kovų jie visi grįžta pilnai į tą ir matėm, kad tikrai energijos netrūko, kai sugebėjom ketvirtą kėlinuką tikrai tokį pliūpslį energijos parodyti ir apsiginti ir užbėgti greitą puolimą, pelnyti lengvus taškus, kurie ir galų gale privedė prie pergalės. Ačiū. Dėkui.